Automobiliui Toyota Auris 2011 metų 1,8 litro benzininiu varikliu. Automobilis yra hybridinis. Atlikome galvos tarpinės testą. Na kągi, ir šį kartą turėsime nuliūdinti mūsų klientą, kadangi matome, jog reagentas pakeitė spalvą iš melsvos į žalsvą. Na kągi, jau tai rodo, kad turime nesandarę variklio galvos tarpinę. Klientui simptomai pasireiškė tuom, kad užvedus šaltą variklį, jis maždaug iki 10-15 sekundžių drebėdavo, nedirbdavo. Na kągi, jau viena iš to galimų priežasčių yra būtent nesandari variklio galvos tarpinė, ką mums ir parodė atliktas CO2 testas naudojant profesionalų prietaisą su reagentu.